Sveiki! Starfish Academy idėjų rubrika vėl su jumis. Joje mes dalinamės idėjomis, praktiniais patarimais, kurie gali būti naudingi ir jūsų verslo ar investavimo veiklai. Ir taip pat rodome savo veiklos užkulisius. Šiandien norėčiau pakalbėti apie tai, kaipgi reikėtų kurti santykius su jūsų galimais klientais, jūsų sekėjais online. Verta suvokti, kad internete pasitikėjimas ateina gerokai lėčiau, negu jeigu jūs bendraujate gyvai, kadangi žmonės, kurie pamato informaciją apie jūs, jie jūsų nepažįsta, jie jūsų nemato gyvai, jie negali pačiupinėti jūsų prekių ar paslaugų, kažkaip išbandyti iš karto daug užduodami klausimų jums. Todėl atitinkamai tam, kad sukurti tikrai tvarius santykius internete, verta galvoti, kokią vertę jūs galite duoti savo klientams, kuri padėtų labiau pasitikėti jumis ir tokiu būdu užmegzti štai tą tokį kliento arba potencialaus kliento sekėjo ir jūsų santykį. Kaip mes tai darome? Dalindamėsi nemokamų turinių, dalindamėsi edukaciją, kažkokiais praktiniais patarimais. Štai pavyzdžiui, kad ir šis video lygiai taip pat, arba mūsų daromos pinigologijos laidos kiekvieną savaitę vykstančios tiek lietuvių, tiek anglų kalba, irgi būtent yra skirtos tam, kad žmonės gautų realios naudos, jie pamatytų, kad tai yra naudinga jiems ir tokiu būdu užsimegztų santykis, kur jie norėtų toliau sekti jūs, gauti informacijas. Na ir žinoma, matydami, kad tai yra naudinga jiems, norėtų taip pat įsigyti iš jūsų ir jūsų mokamų paslaugų. Ta mes darome nuolat, darydami ir nemokamus webinarus ir, kaip minėjau, mūsų Facebook live laidas arba YouTube įrašus. Lygiai taip pat ir jūs savo versle galite pagalvoti, kaip galėtumėte tai pritaikyti. Iš principo tai pritaikoma bet kokiam versle, net jeigu jūs prekiaujate kažkokiom tais prekiam, fiziniams asmenims, lygiai taip pat galite daryti edukacijas tiek straipsnių, tiek video pavidalu, tiek patarimais, postais Facebook'e ar Instagram'e, kurie galėtų būti naudingi žmonėms besidomintiems tokiais produktais, kaip jūs ir prekiaujate. Na, pavyzdžiui, kaip geriausiai išsirinkti automobilio padangas, arba kaip geriausiai išsirinkti kirpėją, arba kaip pasidaryti gražią šukuoseną namų sąlygomis, kai nėra laiko eiti pas kirpėją. Tai yra naudingi praktiniai patarimai, kurie gali būti panaudoti čia ir dabar, ir žmonės juos išbandė, matydami, kad jie veikia, kaip tik bus dėkingi jums už tai, kad jūs sukūrėte jiems vertės. Ir žinoma, kai ateis laikas, kai jie norės įsigyti kažką, tais jie galvos apie jūs. Pats blogiausias dalykas iškart bandyti siūlyti, pardavinėti savo prekes internetu žmonėms, kurie apie jūs nieko nežino, kadangi įprastai tada pasitikėjimas jumis dar nėra pakankamas, santykio dar nėra, kad jie norėtų iš jūsų pirkti. Tad pagalvokite ir jūs apie tai, jeigu turite savo veiklą arba planuojate tokią pradėti, kaip galėtumėte jau dabar edukuoti savo būsimus klientus ir suteikti jiems realios praktinės vertės. Jeigu jums yra aktualios temos, kurias girdite mane kalbančiose video, jeigu jūs ieškote bendruomenės, kurioje galėtumėte ne tik tais mokytis, bet taip pat dalintis patirtimi ir imtis veiksmų, bendrų veiksmų tame tarpe, kurie padėtų jums kurti jūsų pasyvias pajamas iš verslo arba investavimo, aš kviečiu jūs pasidomėti Starfish Academy vidiniu ratu. Apie tai informaciją galite rasti svetainėje starfishacademy.lt, paspaudę meniu punktą vidinis ratas ir ten bus detaliai parašyta, kaip jį patenkama, ką mes jame veikiame ir kokios naudos yra būnant vidinio rato nariu. Be viso to, jeigu jums aktualios kažkokios tai konkrečios temos, kuriuose norite įgyti daugiau žinių, taip pat mūsų svetainė starfishacademy.lt jūs galite pasidomėti mūsų gyvais arba online mokymais skirtingomis temomis, tokius kaip investavimo vertybinius popierius, nekilnojamą turtą, asmeninių finansų valdymą, laiko planavimą ar kitos temos, kurios gali būti jums aktualios jūsų versle arba investavimo veikloje. Na, o jeigu jūs norite mano asmeninės konsultacijos, tuomet tiesiog parašykite Starfish Academy Lietuva Facebook'o puslapyje žinutę apie tai ir mes suderinsime su jumis laiką, temą ir sąlygas, kaip galėtume tai padaryti.